Sveiki draugai, nutariau padaryti tokį eksperimentinį video. Kas stebite mano kanalą, turbūt žinote, kad aš domiuosi elektroniką ir daug visko lituoju susijusio su konsolėmis. Na ir ne tik su konsolėmis lituoju, bet kad dar domiuosi ir komiksais, turbūt žino nedaug kas. Na, nebent kanalo Marijošiaus kolekcijos autorius, užeikite beje į jo kanalą, jisai irgi turbūt žino, kad aš esame kalbėję, kad aš domiuosi. Mane domina būtent lietuviški komiksai ir lietuviško komikso istorija. Tad jeigu pasitaiko proga nusipirkti naują eksponatą į savo kolekciją, būtent lietuvišką komiksą ir dar iš senesnių kažką, tai aš visada stengiuosi tai padaryti ir čia būtent yra papildymas į mano kolekciją komiksų lietuviškų. Mano pomėgis prasidėjo ties lietuviškais komiksais dar žurnale Šluota, kurį stengdavausi pirkti kiekvieną numerį ir buvau, atsimenu, labai stipriai supykęs ant savo sesės, kai mano visą kolekciją, daug buvau pririnkęs Šluotos žurnalų ir juos visus mano sesuo nunešė į makulatūrą. Tai tada labai piktas buvau ant jos. Tai va čia yra papildymas į mano naują kolekciją komiksų. Tai pažiūrėsime, ką aš gavau. Aš 2 užsakiau. Nežinau, ką tiksliai, kurią iš jų gavau. Galbūt netgi čia ir 2, nors nesu tikras, kad čia gali būti 2. Pabandysim išpakuoti. Taip, visai neblogai, sakyčiau, supakuota, kol kas nežinau, kaip ją patekti. Pabandysim pro čia prieiti. Šiaip labai pakuojant. Nes tie komiksai yra ploni, kiek aš taip mačiau iš nuotraukos. Pirkau iš Sena LT. Puslapis yra puikus tokiems dalykams įsigyti seno leidinio. Ir čia, štai matau, į papkę įdėta. Čia daugiau nieko nėra. Ir tai pažiūrėsime Pabėgimas. O tai Pabėgimas. Komiksas Pabėgimas. Beje, apie šito komikso autorių. Jisai baigęs mokytojavo Utenos apskrity. Jį buvo paėmę į caro Rusijos armiją. Jisai tenais toje armijoje Pirmam pasauliniam kare kariavo, po to grįžęs į Lietuvą buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, ten kovojo už nepriklausomybę Lietuvos ir yra taipogi parašęs daugybę knygų ir istorinę tematiką, apie Lietuvos paminklus, apie piliakalnius jis labai daug yra parašęs ir taip pat yra parašęs grožinių knygų jaunimui ir vaikams. Vat. Ir vienas iš šitų jo kūrinių, tai yra vienas turbūt ir iš paskutiniųjų jo kūrinių. Pabėgimas. Apie Petro Tarasenkos apysaką. Vat jo čia apysaka, o dailininkas Juozas Grušys. Taip. Skautų aidas, 91 metai, 12 mėnuo. Pažiūrim, kada jis tiksliai išleistas. Turėtų būti pabaigoj. Aha, pabaigoj nėra, reiškės, pradžioj bus. Gražus viršelis. Viduj, kaip suprantu, jis bus juodai baltas. 91 metai. Po nepriklausomybės atgavimo. Gražus viršelis. Šiaip gražiai piešta, kiek aš mačiau biškį. Štai va, 91 metai. Juozas Grušys. Jo, pagal Tarasenkos, Petro Tarasenkos apysaką. Jo. 1351 metai. Čia turėtų būti įdomu. Tokia istorinė Lietuvos. Turėtų būti tikrai įdomu. Jis ne vieną parašęs yra grožinę knygą jaunimui ir vaikams. Apysaka. Tai va čia pagal ją padarytas komiksas. Bet pakankamai senas. 91 metų. Tad bus įdomu paskaityti, kai turėsiu laisvo laiko. Bet įdomu tai, kad vat kraštai geltoni yra. Mozūrų žemėje. O tiesą sakant, nežinau net kas tie mozūrai. Na, bus įdomu paskaityti. Tad pasakykite, ką manote apie tokį eksperimentinį vaizdo įrašą mano naują, ar iš vis verta kažką tokio pradėti. Na,
bet kuriuo atveju, jeigu ir liks šitas įrašas kanale, galbūt neliks ateityje šio įrašo kanale, bet kuriuo atveju tai bus Patreon puslapyje mano visada prieinama, nes nežinau, ar verta užteršti kitokių turinių negu konsolės ir gamingo kultūra Lietuvoje, nors tik vieną epizodą dar sukūriau, bet ateity planuoju daugiau, gaila, kad tik laiko ne tiek daug, kiek norėtųsi, bet tikėkime, viskas bus ateityje. Beje, piešdavau aš ir pats komiksus ir viename komentare Bitplakis paprašė parodyti savo komiksus, tai nusprendžiau parodyti tai, ką aš piešdavau vaikystėje. Aišku, aš esu nupiešęs ne vieną komiksą, bet iš tų visų mano pieštų komiksų liko tik nuotrupos, yra neužbaigtų komiksų, buvo pilnai užbaigtos istorijos, bent jau dabar, kurias aš atsimenu, tai 2 tokios rimtesnės, ir dar porą kitokių. Tiesą sakant, ne vieną aš komiksą esu nupiešęs, bet iš viso to, kas išliko, tai tik nuotrupos išliko, nebaigtos. Tai paprašė, kadangi parodyti, tai aš parodysiu. Visų pirma, tokiam įmautėj tokioj, ant kurios matosi kaina 50 kapeikų. Kaina. Slypi tokia knygutė su mano užrašais. Taip, čia iš karto matome juodraštis su vienu iš personažų. Čia yra juodraštiai. Juodraščius atidėsim į šoną. Čia irgi juodraštis. Juodraštis. Taip, čia nepavykęs, kaip aš skaičiau. Čia savo kareivėlius piešdavau. Visiems vardus buvau praktiškai sugalvojęs. Bet daugiau nenupiešiau. Taip. Dabar komiksas. Taip, čia dabar, man atrodo, pro šitą pusę, bet čia viskas subirėja. Tai reikia labai atsargiai, kadangi šitas toks ryšimas klijuotas ir jis visas subirėjęs jau. Taip, čia antspaudai tokius turėjau kažkada. Žodžiu, čia istorija tokia japoniškais motyvais. Mano parašyta buvo, be abejo, šitas personažas yra įkvėptas, yra iš piešinio, kurį mačiau kažkokiam žurnale. Turbūt kažkokį irgi pieštą tokį personažą, tai jis buvo įkvėptas to piešinio. Taip, aišku, ir yra vardai tokie sugalvoti, aišku, viskas dabar juokinga. Dar juokingesnių komiksų garantuoju nebeišlikę, bet po to biškai papasakosiu, kaip jie atrodė, ten iš viso galėtumėt prisižvengti. Žodžiu, čia mokytojas toks jau kaip jau ir jo jaunas mokinys. Tai Šaferis ir Žifas, jeigu taip trumpai. Maždaug. Žifas tai mano vardas buvo sugalvotas nuo žodžio žiogas. Nes visi mano vardai praktiškai, kuriuos aš vaikystėje kurdavau, praktiškai išsišifruodavo. Mažai tokių herojų vardų ar kažkokių slapyvardžių neišsišifruodavo niekaip. Vis tiek kažką tai reikšdavo. Tai ugnis ir žiogas. Vadinasi, Kits miestelio kariai. Ne Kik, praktiškai aš sakydavau Kits miestelio kariai. Nežinau kodėl. Čia irgi kažkaip turbūt išsišifruoja šitas dalykas, bet aš jau dabar tikrai neatsiminsiu, kaip jis iššifruoja. Ir žodžiu, komiksas prasideda taip. Mes matome susispėtę žmonės. Ir jis iš karto sako, ko čia susispėtę žmonės. Eina pasidomėti, kas čia įvyko. Šitos rūbus aš irgi kažkur iš žurnalo lyg tai nupiešiau, maždaug kaip atrodė Japonės. Taip. Štai, čia biški nesigavo, todėl iškirpau šitą dalį. Taip, ir matome nužudytą moteris, čia kraujas matosi. Ir sako Žifas, štai kodėl susispėtė žmonės. Toliau čia reikia, žodžiu, versti taip. Ir jisai rado spyglį. Tai labai keistas spyglys. Nunešiu jį mokytojui. Štai, nuėjo pas mokytoją. Čia spalvinta su flomasteriais buvo viskas, čia tokia ale šviesa pro langą šviečia, bandžiau viską spalvinti, man tai atrodė gražiai. Mokytojau Šaferį, ant kelių nužudyta moteris, žinau. Ir aš radau labai keistą spyglį, parodyk man jį. Taip, parodė spyglį, štai kaip pasakė mokytojas. Tai spyglys didžiojo erškėčio, jis auga tik vienoje vietoje ir aš žinau, kur yra ta vieta. Mes galime ten nuvykti. Štai atėjo į tą vietą, toks didelis, kaip, nežinau, klonas, apie kurį,
čia tas erškėtis ir auga, kaip matom. Nu, čia tai patikėkit, čia tas erškėtis yra. Štai ta vieta. Nu ką, ir aišku, eina į vidų pasižiūrėti, kas ten vyksta. Manau, žudikai turi būti ten. Nu, viskas, pas manegi siužetai labai lengvai išsivystydavo. Čia filmuose viskas labai ilgai narpliojama, pas mane labai viskas greitai išnarpliota būdavo. Taip, dabar čia rodiklė rodo, kur toliau skaityti. Taip, čia smulkiai nelabai matysis gal. Kadangi va čia va pačioj, viršui va basliai, kaip matom, apačioj spigliai yra. Nu, kad dramos pridėti, supraskite. Taip, aš jau pats sunkiai skaitau, ką aš ten smulkiai prirašiau. Kaip mes pažiūrėsime, juk čia visur spigliai. Štai virvės. Nu, aišku, mokytojas protingesnis, sako, štai virvės yra. Taip, ir iš karto ninzės čia atsiranda. Pas mus svečiai, pulkit jos vyručiai. Ir čia aštraliežuvis žifas pridūrė. Būti svečiais man jau pradeda nepatikti. Nu ir vyksta kova. Jisai nuo baslio šoka ant jo, spyrė su koja. Jisai nugriūna, o jis spėja užsikabinti ant baslio, nes jeigu nukris, tai, kaip prisimenam, ten spigliai yra, jo. O kitas tuo metu iš nugaros bando užpulti jį. Tu atsakysi už jį ir toliau nebaigtas piešti. Tokį vat nuotrupą. Bet ten dar buvau sukūręs vėliau siužetą, toliau turi atsirasti ir Šaferio brolis. Į siužetą kažkaip įsivelti turi, žodžiu, nu, bet jau dabar tikrai neatsiminsiu. Čia nebuvo vienas iš paskutinių, ką piešiau, turbūt vienas iš ką paskutinių piešiau, irgi nuotrupa nebaigta, buvo tokioj knygutėj. Čia irgi klijuotas, tai viskas, vėlgi matome juodraščius iš to pačio pirmo. Vėl juodraščiai, personažų piešiniai. Ir va, matom, galim matyti iš karto personažus. Iškart galim matyti, va, vienas personažas pagrindinis ir kitas pagrindinis personažas. Jis taip pat čia atvaizduotas. Čia blogiečiai turėjo būti. Taip, pažiūrim toliau. Komiksas vadinasi Haris ir Džekas. Ir iš karto, na aišku, čia viskas byra, bet ten štai. Ir va tada bandžiau piešti tokią grafikos stilium. Juodai baltai. Pradėjau užsikrėsti ant šito piešimo juodai baltai, kadangi aš pervedinėdavau iš komiksų, ne komiksų, o kryžiažodžių žurnalo AHA, tokius piešinius, ten irgi juodai baltus, o pervedinėdavau aš tiesiog, kad uždėdavau ant viršaus paprastą popierių, patrindavau ir ant kitos pusės matydavosi, atsispausdindavo tokie piešinys, tik veidrodiniu būdu, ir aš tiesiog su tušinuku gražiai paryškindavau. Ir po to pamačiau, kaip ten naudojama ta technika, ir po biškį pradėjau pats taikyti tą techniką. Tai va, panašiai tą techniką Bitplakiui sveikinimą buvau parašęs. Su tokia pačia panašia technika. Tai va, mes turim du personažus, Haris ir Džekas. Žodžiu, kame esmė? Haris ir Džekas yra seni vaikystės draugai. Jie buvo išsiskyrę, bet po daugelio metų jie susitinka. Nu, jie gal periodiškai ten susitikdavo, bet dabar va susitinka vėl. Ir kame esmė, matome iš šito piešinio, titulinio piešinio. Šitas titulinis piešinys buvo įkvėptas šluotos žurnalais. Ten labai dažnai Džekas ir Bobis, vampyro pabučiavimas, nu, mėgdavo va tokius varinio karsto paslaptis, irgi mėgdavo va tokius va įdėti pradžią tokią. Tai va aš tą pradžią irgi panaudojau ir čia galima iš karto atkreipdėmėsi, kad kas yra esmė, kiekvienas iš jų yra savo dalies profesionalas. Tarkim, Džekas moka vairuoti absoliučiai visas transporto priemonės, ne tik tais mašinas, laivus, sraigtasparnius, jisai yra asas ant vairavimo, visko. Čia tą atkreipia dėmesį va, šitas vairas, mašina, rakteliai. Va, o Haris yra kovos menų specialistas, jeigu taip galima pasakyti. Jisai moka labai gerai šaudo ir jis moka naudotis visais ginklais labai gerai, peiliais, nu, žodžiu, viskuo. Tai vat, nuotykiai apie tai ir susiję bus, kad vienas labai gerai valdo viską, o vienas labai gerai kovoja. Tai jie vienas kitą papildo labai gerai.
Tai vat galime matyti taip. Du vaikystės draugai po daugelio metų vėl susitinka. Džekai, Harry. Nu, vat ir toliau nieko nėra, tik tai pirma įžanga. Aš trumpai galėsiu papasakoti, koks sužetas. Ten su sužetais man visada būdavo problema piešiant komiksus, čia faktas kaip blynas ir aš bandžiau piešti pagal knygą kažkokią, tai dabar tiksliai nebepamenu, bet tai buvo labai keblu, kadangi labai daug dialogų ir aš nesupratau, kaip su tiek dialogų, su tiek teksto turiniu, ką visu to daryti. Kaip visą tai supaprastinti ir visą tai sudėti į kažkokį tai pasakojimą. Tai niekas iš to ir nesigavo su manimu, bet čia maždaug toliau taip eina. Jis eina toliau gatvė ir šnekučiuojasi ir pasakoja Džekas. Prisiminkime Džekas šitas. Čia Haris pas Džeką atvyksta iš tikrųjų. Haris atvyksta pas Džeką. Čia Džeko gimtinė, taip sakant, Haris atvyksta pas Džeką. Ir Džekas dabar pasakoja. Čia mano dėdės tėvynė. Tačiau neseniai jis mirė, palikimui gavau taip pat jo puikią pilį. Bet kaip tu čia atsidūrė, Hari? Čia gyvena mano senelė. Baisu net įsivaizduoti, kas gali nutikti, jeigu jos neaplankysi. Toliau eidami gatvėje šnekučiuojasi. Jie čia priekyje vaikinas pardavinėja laikraštį. Bet pradžiai dialogas jų tarpusavį. Užeikim į barą, atšvęsim susitikimą. Haha, taip žinoma, atsako jam Haris. Ir vaikinas pardavinėja laikraštį ir kaip amerikietiškose filmuose matom, šaukia naujienas, pardavinėdamas laikraštį, taip pat jis ir čia šaukia. Šviežios naujienos, iš banko pavogtas brangus raktas. Toliau jie turėjo užeiti į tą barą, toliau nieko nenupiešta. Sužetas maždaug toks toliau vyksta, turėjo vykti bent jau. Jie užeina į tą barą, atšvęsti ir tame pačiame bare turėjo įvykti slaptas to pavogto rakto pasikeitimas, jeigu taip galim sakyti. Vagis turėjo atnešti mafijos tiems vyručiams, žodžiu, va šitiems, vienas storas, kitas plonas, turėjo atnešti jiems tą raktą ir slapta perduoti. Bet per klaidą raktas atsidūrė pas Džeką ir Harį ir jie kol kas neįsivaizduoja, kam tiek reikėjo vargti vogiant tą raktą, nors jis yra brangus ten visokiais ten iš aukso ir panašiai, bet kodėl reikėjo tą raktą vogti. Ir vėliau, einant su siužetu, išaiškėja, nuo ko tas raktas yra ir kodėl jis toks brangus buvo. Ir pasirodo, galop, kad tas raktas būtent ir yra, galima atrakinti Džeko pilį, atrakinti tam tikras duris. Vėlgi, Džekas tai šitas. Džeko pilį atrakinti tam tikras duris, kur yra ten lobėje ar kažkas tokio panašaus, dabar jau tiksliai nebepamenu. Siužetas maždaug toks turėjo būti. Vat ir nebaigtas. Taip ir liko. Dingo tiesiog įdomu, kažkoks malonumas dingo. Labiau matosi, kad aš nesu labai gerai piešintis žmogus ir čia pagal piešinius taip pat matosi. Pabiškai kažkiek tobulinau, čia perspektyvą tokią pabandžiau. Nu, nesu labai geras piešėjas, bet buvo meilė komiksams, tai prie ko tai ir privedė, kad vienas mano komiksų užbaigtų, kuris patikdavo mano sesiai labiausiai, būdavo Pravardė Drakonas ir ten irgi tik pačioj pabaigoje išaiškėja, kodėl jo pravardė Drakonas. Jau pačioj pabaigoje Tomas įvyksta, kai jau pagauna tą priešą, taip sakant, pagrindinį blogiuką. Dar buvo komiksas, vienas irgi užbaigtas, asmeniškai man vienas iš, sakyčiau, labiau vykusių, pieštas tušinukų, buvo Džefas geležinė ranka, berods, taip jis vadinasi, žodžiu. Jis buvo įkvėptas šluotos komiksų Fredas medinė koja. Nu, tai pas mane Džekas geležinė ranka. Nu, irgi ten siužetas toks primityvus kaip ir viskas. Tai, kad jam nukerta tą ranką, aišku, pritaiso metalinę ranką ir jis kažkodėl pradeda veikti metalinę ranką vietoj tikros ir ta metalinė ranka pasirodo labai stipriai yra. Nu ir, žodžiu, jis ima keršyti visiems. Ten piratai su tuo susiję, žodžiu, ir jis ateina visus ištaško, žodžiu, ir pagrindinį blogietį
kiaurai per sieną, žodžiu, išdaužė į lauką. Vienu žodžiu, maždaug taip, trumpai apibendrinus. Pats juokingiausias komiksas, kurį aš dabar atsimenu, tai kai visam pasaulyje buvo komiksas Vėžliukai nindzės, pas mane buvo komiksas Broliai Sraigės. Taip, Broliai Sraigės. Irgi ant nugaros toks kiautas, taip sakykit, namelis yra, viskas atitinka kanonus, taip sakant. Vardai berods buvo, jeigu dabar neklystų, Rikis Tikis Dikis. Nieko ypatingo. Toks juokinga dabar, kai prisimenu, prisižvengdavo visi, kas pamatydavo tą komiksą. Nu, Vėžliukai nindzės irgi nuo bairio atsirado, taip kad gal čia irgi būtų geras toks, žinai, šuolis į populiarumą, taip sakant. Nuo bairio viskas prasideda. Nu, Vėžliukai nindzės irgi nuo bairio prasidėjo. Tai va, Broliai Sraigės galbūt irgi visi dabar vartytumėt knygutės ir sakytumėt, vo, Broliai Sraigės, vo, čia reikia, čia geras komiksas. O tu matei naują Brolių Sraigių seriją šiandien? O, nematei, pažiūrėk. Tai va. Tai tiek šiai dienai prisiminimų apie komiksus. Toks eksperimentinis video gavosi. Palikit komentarą, pasakykit, ką apie visą tai galvojat. Tiesiog ir geros nuotaikos visiems, gero vakaro, iki.